Labas vakaras ir sveiki sugrįžę. Lietuvos krepšiniui istorinės šansas. Vilniaus Rytui užsitikrinus vietą FIBA čempionų lygos finalo ketverte, tą Eurolygoje gali padaryti ir Kauno Žalgiris. Iki šiol Lietuvos krepšinio gerbėjai dar niekada istorijoje negalėjo džiaugtis tuo, kad vienu metu dvi geriausios šalies komandos pasiektų Europos turnyrų finalinius etapus. O nuo Lietuvos krepšinio vadovo Mindaugo Balčiūno sėkmingas sostinės ekipos pasirodymas finalinėme ketverte gali pakloti pamatą ir patekimui į NBA Europe. Toks pasiekimas Rytui atneštų net 15 milijonų eurų. Plačiau pasakoja Nerijus Bliujus. Praėjusią savaitę Čekijoje prieš Nimburko Era komandą triumfavę Vilniečiai pasiekė istorinę žymą, kai pirmą kartą prasibrovė į FIBA čempionų lygos finalo ketvertą. Tiesa, pratęstas sėkmingas žygis gali turėti ir dar svarbesnę reikšmę. Tai rimta paraiška į ateitį, į NBA Europe, ir jeigu tai nutiktų toks laimėjimas kitais metais, Rytas papultų į NBA Europe pagrindinį turnyrą, kas garantuotų bent 15 milijonų žaidėjų pirkimam sekančiam sezonui ir dalyvavimas su stipriausiam Europos NBA komandom. FIBA čempionų lyga šiuo metu glaudžiai bendradarbiauja su į senąjį žemyną atvykstančių NBA Europe projektu. Planuojama, kad nuo kito sezono FIBA čempionų lygos nugalėtojai tiesiogiai patektų į naująjį turnyrą. Tiesa, anot Balčiūno, net ir šiais metais sėkmingai pasirodžius finalo ketverte, tai padidintų Ryto šansus prasibrauti į NBA Europe. Šiuo atveju Rytas yra labai ženklus žaidėjas FIBA sistemui. NBA Europe visiškai tiesiogiai sinergizuota su FIBA čempionų lyga. Ir aišku, ta atranka perspektyvai bus paremta keliais kriterijais. Vienas iš esminių bus sportiniai laimėjimai. Tai aišku, infrastruktūra, finansai ir visa kita. Dėl vietos Eurolygos finalo ketverte kovos ir Kauno Žalgiris. Jam beliko sužaisti paskutinės reguliaraus sezono rungtynes su Paryžiaus komanda. Paryžius yra pajėgus varžovas ir pastaruoju metu iškovoja nemažai pergalių. Pats svarbiausias dalykas yra neleisti jiems įsibėgėti pirmame kėlinyje, kai jie pajaučia ritmą, pajaučia metimą, gali Nadiras Gifi ar kiti pataikyti iš rūbinės, iš 9 metrų nuo lentos. Kauno Žalgirio klubas šią savaitę baigs reguliarųjį Eurolygos sezoną, tačiau jau dabar aišku, kad Lietuvos čempionai tęs savo kelionę titulo link. Maža to, šiuo metu 6. vietą turnyrinėje lentelėje užimantys žalgiriečiai dar gali kilti net iki 3. pozicijos arba kristi į 8. Tikiu, kad Žalgiris iš karto pateks į atkrintamasis, nereikės į krintamųjų, ir man ten pats neparankiausias varžovas yra Madrido Realas. Pagal tai, kokią vietą turnyrinėje lentelėje užims Kauno Žalgiris, paaiškės ir su kuo teks kovoti atkrintamosiuose. Kauno komanda turi potencialą ne tik patekti į finalo ketvertą, bet ir pakovoti dėl čempiono titulo. Bet aišku, reikės nueiti dar labai ilgą kelią. Tai būtų pirmas kartas istorijoje, kai du stipriausi Vilniaus ir Kauno klubai žaistų finaliniuose tarptautinių turnyrų etapuose. Žalgiris paskutinį kartą Eurolygoje tą darė 2018 metais. Vilniaus Ryto ekipa finalo ketvertą buvo pasiekusi dar seniau, 2012 metais, kai žaidė Europos taurėje. Jau kurį laiką, galbūt lygiai taip pat kaip ir rinktinė, medalių, nelaimi. Tai ir klubinis krepšinis tokiom ryškiom pergalėm nepasižymėjo, tai labai džiaugiamės ir Ryto ir Žalgirio, šių metinių jau dabar pasiektų rezultatų. Jau dabar skelbiama, kad gegužės pradžioje Ispanijoje Badalonoje vyksiančiame FIBA čempionų lygos finalo ketverte turėtų būti apie 100 000 Vilniaus Ryto sirgalių. Tiesa, tas skaičius dar gali išaugti. Nerijus Bliujus, Gediminas Uždavinys, Vilnius. Tarptautinė vandens